sveiki! Sveiki visi, pavasario mėnuo, praėjo Velykos, o vis dar nesulaukėm to tikrojo pavasario šilto ir saulėto. Todėl kultūrinė laida Aura bandys jums visiems praskaidrinti nuotaiką su įvairiais šokių judesiais bei lietuviškomis roko legendomis. Jau trečią kartą Kauną sudrebino didelio populiarumo sulaukęs projektas lietuviško roko legendos. Vienos už kitą geresnės, vienos kitą papildančios ir specialias programas paruošusios scenoje pasirodė tikrosios senosios roko grupės. Visą gyvenimą pašventusius roko muzikantus ir be šios muzikos negalinčius gyventi melomanus trečią kartą subūrė lietuviškos roko legendos. Kurie ne tik kad seni geri, bet jie ir dušiai rokeriai. Ir rokas dušiai, muzika dušiai, o ne šiaip, kad tik tai būtų finansinė nauda iš to. Būtent muzika yra dušiam. Yra galimybės visiems groti, instrumentai dabar geri. Ir nebrangus, galima groti ir labai stipriai, manau. Labai rimtas dalykas, tai yra kūryba iš dušės, iš tikrųjų tai yra labai sąžininga muzika. Ir ją reikia išgirsti. Prašau, dažniau lankykitės roko grupėse, roko koncertuose, iš tikrųjų jūs pamilsite ir pajausite kitokį jausmą, tikrai muzikos virpesį. Aš manau, kad pati svarbiausia kalba ir yra muzika. Svarbiausia, kad tu suprastum, ką tu darai ir kad visą grupę vienytų vienas tikslas. Kurie svajoja kurti roko grupę, pasakykit Lietuvoje, verta, neverta? Ne, mes nereikia, nes yra, užtenka jau normalių grupių. Ne, nereikia. Vienareikšmiškai verta, o bandyt ar nebandyt, tai kaip tu žinosi bandyt ar nebandyt, jei tu nepabandysi. Puikiai jaučiamės, pabaigoje esam palikti tam, kad mes nevartojam visiškai alkoholio ir mes išliksime iki galo, kaip sakant. Projekto sumanytojas Egidijus Zakarevičius pirmojo projekto metu dovanų gavęs Mindaugo Paleckio knygą Lietuvos rokas ir pradėjęs ją skaityti suprato, kad nuskriaudė daug puikių grupių, kurios nebuvo pakviestos į pirmosius koncertus. Ši klaida buvo greitai ištaisyta. Nebijot eksperimentuot ir nebijot būti kitokiem negu visi. Jaunimai, dirbt, grot, siekt aukštumų. Nepasiduoti, neužstrigti sklepuose, bet stengtis iš jų išsiveržti. Jaunimai groti. Ir aš manau, rokas gyvas. Koncerte kūrinius atliko lietuviškojo roko puoselėtojai. Visiems puikiai žinoma grupė Išjunk šviesą, grupė Night, estradinis ansamblis Kryžkelė, grupė Ramybės skveras, grupė Laikas ir grupė Hilda Blues Band. Svingas, regatonas, rumba, bačiata, lindihopas. Edita Daniūtė, Eglė Visockaitė, Andrius Kandelis. Taip, visa tai yra susijęs su šokiais. Tačiau ar tai žino praeiviai Kauno gatvėse? Ar patys kada nors šokote ir ar jums patinka šokti? Jo, šokau, bet ar patinka geras klausimas. Tai priklauso nuo nuotaikos ir nuo vietos be abejo. Šiaip neteko šokti, bet vis knieti tokia mintis pabandyti. Kokius šokius žinot? Sportiniai visų pirma, po to baletas, dar klubiniai gatvės, hip-hopo. Čia rumba, valsas, foxtrotas. Kas dar? Tango. Valsa, rumba, salsa, čia, pasidoblint, daug šokų.
salsa, rumba. Nu, ir dar visokius kitokius. Valsas, rumba, čečia salsa, bačiata, džaivas, fokstrotas, kvikstepas, tango. Tai labai daug žinot, gal pačiai teko lankyti? Šokam dabar. Šokam išvardinti. Kokiam klube šokat? Šokas stilius. Tai kokius šokius žinote? Vardint? Labai daug. Tai galite išvardinti. Valsas, tango, kvikstepas. Samba, čečia, rumba, pasidoblis, džaivas, kizomba, argentinietiškas tango, klasikinis tango, vienas valsas. Kokius žinote pasaulio arba Lietuvos šokėjus? Butkus yra, žinau Lietuvos šokėją gerai. Daniutė, Kandelį, Visockaitė. Nei vieno. Nei vieno irgi. Katkevičiūtė, Veželis. Žokas. Kokius šokėjus Lietuvos ar pasaulio žinai? Daniutė, šiaip man labiausiai patinka, viena iš tokių geresnių šokėjų. Tomas Kandelis ir šiaip man tokie. Aleksandra Gorjanova labai gera šokėja yra. Andrius Brikmanis irgi neblogas. Edita Daniutė. Šokių studija Kaune Souls kviečia išmokti aistringų kizombos bei bachato šokių. Mes šokyje atradom save, suradom vienas kitą, o tada ir visą pasaulį. Taip skamba Afro-Latin šokių studijos įkūrėjų mintis apie šokį. Aš esu Rytis, čia yra Giedrė ir mes esam Afro-Latin šokių studijos Souls Kaune. Souls šokių studija jau 5 metus sėkmingai gyvuoja Vilniuje, o nuo šiol kizombos bei bačiato šokių gali išmokti ir kauniečiai. Bačiata apibūdinamas kaip širdį kutenantis šokis. Ji nesudėtingai išmokstama, garantuoja šiltos romantikos ar žaismingos nuotaikos dozę. Bačiata yra romantika, flirtas. Mes šokam vienas kitur, mes tiesiog esam kaip du žmonės. Mes flirtuojam vienas su kitu. Mes žaidžiam, priklauso taip pat nuo muzikos. Nes būna bačiatų liūdnų, būna linksmų. Mes tą visą emociją pertikėm savo šokį. Mes kuriam savo istoriją. Kizomba žavi žmonės dėl užburiančių ritmų, priverčiančių virpėti visą kūną. Abu šokius mes turim šilti iš savo širdies. Bačiata yra daugiau žaismingumas, romantika, flirtas. O kizomba yra tiesiog mes apskabinam žmogų ir mes su juo dalinamės viską, ką mes turim ją. Tai švelnus ir intymus šokis, kuris leidžia patirti visiškai naujus šokio jausmus. Kartais net atrodo, kad šokant kizomba pasaulis aplink tarsi išnyksta ir lieka tik dvi šokančios sielos. Kai mes būdavom mažyčiai vaikučiai, mes norėdavom kažką tai skabinti, kažką tiesiam rankas. Per kizombą mes po daug metų mes tai atradom ir mes dabar tuo dalinamės kitais žmonėmis. Ir papasakok, kodėl pasirinkai lankyti šios šokius? Na, visada traukia kažkokie šokiai, ypač muzika ir tokie šokiai, su kuriais galėčiau, būnant su artimu žmogum, galbūt galėčiau pasidalinti savo jausmais. Ir būtent šitie šokiai dėl to tokie patraukia, kad galima dalintis to, kad turi, ką tu išgyveni tose šokiuose vienas su kitu ir būtent taip labiausiai gal patraukia. Daugiau informacijos apie šokių mokyklą Souls rasite adresu www.souls.lt. Sveiki! Šiandien asmenybės rubrikoje kalbiname mano seną gerą draugę, grupiokę Jekateriną, kuri jau dabar šokiuose yra labai pažengusi, jau netgi profesionalė. Nuo kelių metų šokė? Na, šoku jau pramoginis nuo 9 metų, šokau 6 metus, po to turėjau pertrauką, kadangi
vaikinų mažai šokančių, tai neturėjau partnerių, teko mest. Po to jau atėjau į Viesulą ir jau čia šoku 4 metus, tai pramoginį šoku 10 metų. Pramoginis iš tikrųjų pradėjau šokti dėl to, kad buvo kreivos kojos, tai mama nuvedė ištiesint kojas ir nugarą būtent į pramoginius. Bet aišku, dar be pramoginių šokau rytietiškus, man kadangi biški tinka prie išvaizdos. Tai šokau pilvo šokius 3 metus, bet man ten trūksta ekspresijos, trūksta judesio, kiti labai gerai stuburui, dėl to ir ėjau kartu su mama. Ir jinai išsigydė nugarą ir man labai padėjo. Galbūt esi kažką laimėjus, gal kokiam konkursė sudalyvavus, gal turi kažkokių pasiekimų papasakoti? Pramoginėse dabar tai taip, jau po biškį mes su naujų partnerių įsibėgėjam, tai jau turim ir sidabrų laimėjus, dar pirmos vietos ne, bet dar yra kur tobulėti. Bet dalyvavom ir Rygoje neseniai, tai buvom 2. Dabar neužilgo bus konkursas Alytuje čempionatas, tai tikimės irgi bent į prizinę vietą patekti. Gerai, kad yra keli lygiai, nuo pradedančiųjų iki laisvos klasės, kuri jau yra jau paskutinė hobistuose. Tai kai tu laimi, pavyzdžiui, pradiniai klasiai, pereini į kitą, laimi to, pereini į kitą ir tau visą laiką yra kur augti. Tai mes jau iki paskutinės daugom, tai tikėkimės kada nors ir pirmą vietą. Dabar tai su Viesulu kol kas buvom tik tais Latvijoje, o vaikystėje, kai dar šokau, tai teko ir Čekijai pašokti, ir irgi Latvijai, Lenkijai. Kuriozų tai lik ir nebūdavo. Tik kai čia važiavom į Latviją, tai pasirodo, mus pamiršo vairuotojas ir mes čia stovėjom Latviją visi važiuoti, išsipuošę. Skambinam vairuotojam, kur jūs, o jisai miega, o aš turėjau vežti šiandien. Tai tik tokie, bet ačiū Dievui spėjom. Su šokiais tai man labiau yra kaip hobis, kaip taip šiaip pomėgis, nes šiaip studijuoju dar, studijuoju verslą ir kažką su tuo bandau, gal siesiu gyvenime. Bet šoksiu, manau, visą gyvenimą. Iš tiesų, tai šokti yra gerai, šokti yra ir gražu, ir tai yra ir kūnai gerai, ir ypač kviečiu į Viesulą vaikinus, kurių labai trūksta. Taip, labai kviečiu vaikinus, nes labai daug gražių merginų, kurios neturi su kuo šokti. Taip kad kviečiu. Tai va, ačiū tau labai už pokalbį, tai dabar netrukdom pamokėlės ir bėk šokti. Atėjo metas jūsų ilgai lauktam konkursui. Savo ekranuose matote šokį. Atspėkite, koks tai šokis ir jūs laimėsite Šokių studijos Souls šokio abonementą. Gal tai samba, o gal rumba, o gal polka. Savo spėjimus rašykite ant Kobra TV Facebook sienos. Laimingasis mūsų laidos žiūrovas bus išrinktas burtų keliu. Ačiū, kad žiūrėjote. Pasimatysime kitą savaitę lygiai 9 val. Vakare. Iki. Sveiki visi, prasidėjo antrasis pavasario mėnuo, praėjo Velykos, o vis dar nesulaukim tikrojo pavasario. Atėjo metas jūsų ilgam lauktam. Jau trečią kartą Kaunas, jau trečią roko grupės. Tikrosios senosios roko grupės. Laimėsite Šokių studijos Souls šokių abonementą. Populiaru. Nebepasakysiu šis.